Paveš? Oi, kad tau graži udega. Labdien, šiandien šeštadienis video varom toliau. Kontiki keliau video, filmuojam naują atvarį Fredis. Nudaužysam, pasižymėjo aukštis, nudažysam poliukus, pasidarysam. Viskas labai puikiai su aukščiu atitink. Daug nereiks pėlti, po 50 cm dėžutis ir paimsam, pasidarom formikis toks ir užsukam tas dėžutis į viršų. Labai gerai gausias. Paskiau perskersom stelažį, darysam vidurį. Darba vykst, niks nepykst, šeštadienis, reik pajudėti ir kontūram pirmą valandą jau reikia zauti. Na, o tos būkščiai, kad atitiek tonų, ne? Iš aukščio gal ypač. Labdien, šiandien sekmadienis. Fredis kala špakinis, Rikis gaudo pelės, o aš atidarau 15 rulonų kūgį. Kaip suprast 15 rulonų. Tai vieno eilė ir 15 rulių. Su munitu nukrovi kaimyns. Tai aš sukroviau. Tai paskiau dėjom papildomą, tai čia į bepadonį ir dėjom tai viršui nėra to įgdailį. Bet iš gal į 15 rulonų. Įspūdinga, didelis kūgis. Šeiniuks po uždangalų, sausas, švarus, gersiai veš viršeliam, susiveš pašars, varysam pas Fredžiaus padėti. Reikia vani. Šiandien yra antradienis. O taip, vakar praleidau dieną, vakar padėjau Fredžių biškį ten statybos, pažįstamų. Tai grįžau, palapkį išsirdžiau ir tai sukalti poliuką viršau su Fredžiu. Sukalėm. Aš nudažiau Fredį sukalį, linkeliausi reik šiandien užbetonuoti, bet iki tol dar reik nemažą padirbyti. Tai aš jau pradžiau parsivežti mūrlio tą reik, tai nusimsam keturtuvinis priekabas bortų priekinį ir reik parsivežti maišyklę į vietą ton mažą vairuojankinį maišyklę į vietą su nauju turbo varikliu. Pažiūrėsim, ką pan veik. Visiškai naujas motors, nebandyts da. Nu, ką atrodo. Seksi, juodas. Tai pabandysim, mes anom pračirpinti. Išsimaišysam kuošį, tai bišk tvirtesnį tim poliukam, ką viršau sustinktom gerą ir ką ankeris laikytos. Reikės dėti mūrlio, poryt jau dėsam mūrlio, atmatysam.
Tai dabar varau pasiimsiu. Pasikeis lapksnis, reikia parsivežti maišyklę ir nusiimburt. Važiuojam. Oi, kur galėtų būti tas linciuks? Viskas aišku. Tai va, atsivežiau mišalkėlį su bubiku. Reiks surinkti, pabandyti pajungti, pasokti, gal dar kažko reiks nusipirkti. Važiausam nusipirksam dankerių, cementą ir murliuots parsivešam tų pačių. Nu, kum, galvojau, kokį pirm valandą pajudės, ne pirm, 12. Nu, bet gavus taip, kad pos pirmus šitau. Varau, da pasiims peidus pavalgyt. Oi. Tai varau į degalinę da užkos ko nors ir tada lieksam į statybinį priekį parduotuvę ir po to pasiimsam rostas. Nu, čia teks biškį pasivežinėti. Nes traktorių bevažiavau. Lekam. Tai jau prie pat namų, žodžiu, parsivežiau medienų, da cement pasėmiau, ilgas reigių ir galėsim dabar betonuoju toliau. Vežiaus Rimans padės man, nes prisimaišysiu kaušą, tad nuvarysam, pakels munį ir išpils už tos poliukus. Nereikės laipioti. Tai susitaupys nemažą laiką. Jau smagiai biškį prasilėkiau su traktoriu. Rytoj atvežiaus Valentinas gal. Ir atvarys pakeist tepalus gal, nes aš neturiu kad laik prieit. Pri technikas pakeist tepalų, paskiau pradės šalt. Šals naga, reikės šaltam garą iškeisti, alyvus nebus malonumų, tai pakeisam tepalus, filtrus ir toliau galės stovėti technikai kiek sezoną realiai, nes didžioji klasė tai nebereiks ilgą dabar. Mažiuks tai darbuosios per žemį, po biškį po šarų įsiveišti, dar kažko. Nu, o didys tai pastatysam į daržį. Na, va, kaip medieną, išsiteisėvom priekabs. Šiandien ir trečiadienis. Šiandien vežiaus Valentinas, keis traktorių tepalus, aš vešus pašarus. Vakar atvarė Rimans, tai paėmėm ir išpylėm poliukus. Dabar į rankerę susmeigti. Viršus tingst betons. Rytoj atvežiuoju, turėtų Fredzis pradėti kelti murliuot. Šitą betons iš vakar gerokai jau prikėbisi. Ba. Ir to galės grįžti į murliotą skylės ir kelti murliotą. Tas murliotas toks pat kaip ir ant to. Pirmąjį blok kabau, 10 ant 20 ir tik iš nėra lengvas, tai sugalvosim kažką užsikelti, tai dėsam ar priekabs bandysam, arba gal su traktoriu kažką pasikelsim, pažiūrėsim, sugalvosim gal kažką, nes jį nelengvas. Buvo toks klausimas, komentarų sako, negalvoju apie dalytovą. Tai kiekvieną dieną galvoju apie dalytovą, kapans būtom gerai, čia paimtom, susimaišytom kukurūzus, su pašaras geriau jėstom ir panašiai. Išgautom vienod racioną, tai vien tik pliusą, susmulkintom pašarą, daugiau maistų jėstom. Nu ir pašarą pastovoms į labai svarbu. Tai gyvuliam, kuo mažiau
kintamųjų turbūt, vis laik turbūt pastovė toks pat kokybiškas geras pašaras gerai išmaišyts, tai dalytaus ir vien pliusą, tas, kad mažiau reikėtų su rankom vargti, nes dabar įsivaizduokit, tokiom pašarų krūvom vis tiek reikia teik ir padauti su rankom, arba tus kukurūzus pačius 200 tonų su viršum išdalinti su kibiriuku. Galų galis tik ton reikės padaryti, nu tai viskas eina per sveikatą. Tai būtum labai gera dalytaus, bet ten kainuoja didelis pinigus. Iš savo lėšų tik padėvėta, bet į tai traškėtum vis biudžetą, nes neįn uždirbti pinigų, o jeigu iš paramos, tai dar negali, kol kas reikia palaukti. Bet ateityje planuoju, svajoju, modernizavimu. Tai pasiimčiau dalytau šiaudų puteklių. Jeigu jau kalbam apie šiaudų puteklius, tai būtina važiuokit į Big Tech puslapį, pasižiūrėkit. Jie turi šiaudų puteklių prie Bobcat, prie šarnyvinį krautuvą, prie teleskopinį krautuvą, tvirtinas hidrosiurblį, suk smulkintuvą ir pūt šiaudus. Tai buvom nuvykę pažiūrėti į ūkį, tai gera darbavos. Ir dar ir visokių kreiktuvų, gulėvietėm ir panašiai. Tai nueikit, pasižiūrėkit ir didelis nuolaidos su kodu. Tai daugiau informacijos video aprašym, koduks čia apačio. Šiaip koduks gan galingas ir 500 eurų nuolaida arba prietų geras pasiūlyms ir nueikit būtina pasižiūrėkit bigtech.lt. Gera kokybiška technika. Tai jo, o aš varau toliau darbuotis. Realiai dabar pašarų vežėms bus, nes susvarnė ir pašarų. Tai jau Valentinas dabar keit varikliaus alyvą ten su filtras, su kurat filtrus. O aš varau toliau įsiveš pašarų ir tad pastatys mažai traktorių ant tepalų pakeitėm. Tai jau bus 8000 valandų. Ir pilna servis atlikts, didžiajam irgi taip pat 4000 valandų ir pilna servis atliksam. Tik dabar šiandien nepakeisam hidrojaučių filtrų ir tepalų, nes da hidrotepalų neatvežė. Filtrus visko norą užsisakėm, originalus visus ir pasidėsam pavasarį, filtrus orą keisiu po sėjos. Pasisės vasarinsi, pasikeis vasarą, nes nelaba apsimokė dulks išvaryts su naujas filtras. Tai o, taip, po biškėlį. Aptarnavim pasidarysam palaipsnių, gera bus. Gal laikytų techniką svarbu ilgiau. Jau ir apleidam, nudrožam, bet svarbu grobus laikyti sveikus. Šiandien ir ketvirtadienis jau, jo 14 diena, baisė šalta. Reiks jau išeit karvėlį varytis namo. Tai šiandien atvaro Fredis ir kelsam urliotus Bakužė. Tai Fredis atvar, tikėkimės vis pasiseks, pavyks. Įdirbam toliau, šalta baisė, viespūt. Reikėtų karvėlį, man atrodo, jau varyti namo. Į tvartą, nienos čia ko belaikyti. O matysam, žodžiu, daug ir visokių niuansiukų. O pavyks susitvarkyti. Posnag šal šitą viespūt, eik apšalt. Nu jau viskas jau baigės. Nu į te pasakišks rudo, kom pasakys. Niek nepasakys, būni blogiau. Galėjai ir lyti, šlapdirbti, taip gera čia. Nieks nekals, kad Bakužį nepastatyt. Pats tik tą, pats. Ade veršė, tai tor Bakužį. Gera žodžiu. Fredis judis statybas, o mes pakeiskiam štucerius, reikia atidauti jau. Reikia atidauti jau maišyklę, viskas jau baigiam maišyti. Šįrim tak nebetonausam, nes nespėsam.
Ei! Va taip greit pakeitėm šlangulytį. Labdien. Sveiki atvykę, ketvirtadienis, papildoma rubrika, papildomi darbų, kad nereikia daryti, kaip tau subinė deg ir daug ir darbų. Tai va, šitą pavyzdykė, atėjau pavalyti girdyklą. Taip, galvoju pavalys girdyklą. O kur tas švilpuks dinga? Judulį, kur švilpuks? Jauč nulaužė, suėdė, galvoja, ką vitaminą kokį. Švilp vitaminę. Tai va, niekur nebradau. Tai jeigu nežinot, čia turbūt toks liežuvėlis, katras atidaro vandenį. Va toks. Juodas, nemažas, bet nėra. Kaip turi daug darbų, nespėjai, gyvulė padar tau dar darbų. Galim pasidžiaugi kukurūzą. Dabar jau pradėjai labai skanus, labai gražus kabintis. Ten bakužė pripratė gyvulė. Jais ten jau šlomšt gera. Tai varau veršeliam da paims, užpils smelt. Įsuės ir reik sutvarkyti girdyklą. Gera, kad turiu zapasnu. Šitą turiu atsarginę. Bandysam išsokti. Ir įdėjai ton švilpok šitą. Įda šitą veins. Da kažkur mėtės. Žodžiu, niek negali išmesti. Visko nereik laikyti. Nu labai čia vis sklanė gavos. Dabar nekiškėt nusi. Nu į neled. Nu super. Įvei gera. O judulys vėl tur vandenį. Nu kopčiuk, taip man pasisė greit sutvarkyti, nežinau. Tai va nespėjau nenufilmuoti, tai žodžiu. Čia buvau murliota, Fredis va jau padarė copus. Šitą supjavęs viskon survoju čia. Ir pradėsam kelti, kažką prie galvoti. Pasidaryti kažkoks talaž, tai gal ant kui kartito dėsamės kažkon. Matysam, sumastysam, ką pans užkelti smurliut, saninį labai lengvi žali ir tai bus bišk reikalų, tai, bet jį suruošti jau. Tai greta šitas vėlėtsukas, nespėjau nepasišerti, susipjauvis, tu jau kelsam. Stalažėlis ant ratų. Va. Patoguma. Kuo?
Per galvą kelnių neapsimausi ir tokia patarlė. Tai iš tikrųjų per galvą kelnių neapsimausi. Vis būt labai gražiai eitom gera, bet ir nesustingi poliuką. Na, betons taip greit nestingst, kaip vasar. 3-4 dienų neužtek, tai gausam atšaukt Bakužės darbus dabar. O būtum taip gražiai murliots, viskas eitom stoks, tu jau buk greit. Bet niek nepadarys, nes Simons nestings. Tu niek vis gerai, kon darys, būni taip planas B. Bakužė nebus pastatyt. Iki gyvulių suvarėm. Tai reiks grūstys į fermą. Tai pasigrūsam dar. Agi, užsakos nesumokėjai pinigų važiuojam, numo. Tai jo? Taip būn. Niekas nekals, nebus pinigėlį. Nes tada. Į darbą nevyks, neturi pinigėlį, darbą nevyks. Labdien, šiandien 5 dienas. Atvarė Fredis, susivarysam gyvuliukus. Keiken veršelis, persivarysam į fermą. Bandysam susidėti, nes artėja žiema, rodo sniegs, jau artėja. Tai nespėsam Bakužės padaryti, nes dėl tų polių, kadangi jinai nesustinga, negaliam dėti murliot, tai ir stoks nusikel į priekį. Tai dabar lauksam gerą, kol sustings, nerizikausam. Šiandien dėj negomėnį vakarį varau dar į šventį, Telšių rajonų ūkininkų sąjungos metų ūkio apdovanojimą. Tai varysam, pažįsam, kas ten gerai ir padalyvausam šventė dar. Tai į reikalų. Varom darbuotis. Diena labai graži. Prasidėjus su slidžiais keliais į gražią orą. Vakar apsitvarkėm objektą, čia pabaigėm. Išardėm. Čia visur apalaps išrinkom. Šardėm palintėlį. Apsitvarkėm ir dabar paliksam laikiną. Laikiną. Iki graudžiaus realiai paliksam, nes taip gaunas su Fredžiaus darbas. Su man darbas taip gaunas. Iki graudžiaus. Varom dėsam sprendins. Pred peškom nevaikščio. Pasidalins išvalgom. Čia parės veršiuką. Nukalna ten, kurį daug verš, kur neša meltus. Tai parės čia į ferm bus paleivestų šuoną. Tai parės jėsti iki čia. Ir dalis verš čia eis dar. Tai gal atskirsam mergikius, gal čia sutalpinsam, žiesam, kiek turam mergikių. Tai uždėjom lent, kad veršė nelystų, dabar čia reik švarytus gyvulius, čia parvarysam teličikis. O čia bus buliuka. Viskas, kaip į savo veitos, jautis atgal grįžo. Čia šitą teličėlis parėjai tapois, vien tik teličias. Čia karvis, nubiš susigrūd, dar įleidom ungį atgal, nes norėk grūstys, niek nepadarys. Ir čia turam daug veitus rytoj išsikreikti ir parsivaryti tuos veršelius, kur ir ten ant kalną. Tai visai nemaža, bet ten įtilps čia. O karvis ant kalniok irgi turės pastoginti. Žodžiu, vis gyvulė bus po stogu ir karvis turės pastoginti. Tai viskas gera. Žeimą būsam pasiruošę. Ir galėsam ramę savo Bakužę rakinėtis, nes
Tiesiog taip gavos, kad, nu, nespėjam. Nespėjam, da į reikalų papildomą, tai niek nepadarys. Bet planas B eina į gyvendinimą. Pradžiu rytoj irgi Fredis atvara ir rytoj tus veršelis parsiginsam. O šiandien ateik, vežiau dar įvež pašaro, vežiau įsišventi. Tai varom. O čia mus atšventi. Grūdelis guli įsispraudęs tarp šaltos žemės grumstų. Pasitikite šių metų ūkio ugnį! Nagrinėsim įvairius klausimus, ar tikrai be trąšų niekas daugiau mūsų dirvožemyje nebeauga, kuo skiriasi, pavyzdžiui, ekologiškas pienas nuo įprastinio, ką reiškia ūkininkams įgyvendinti kai kuriuos gyvūnų gerovės klausimus savo ūkiuose ir daug kitų įdomių temų nagrinėsim būtent šitoje naujoje laidoje Žinau, ką valgau. Žinau, ką valgau. Labdien, aš irgi žinau, ką valgau, o jūs žinot. Tai va, šiandien yra paskutinį video dienį, šeštadienis. Vakar galvojau, kad bus paskutinį, bet šiandien yra paskutinį, nes galvoju, da, biškį pafilmausiu, kadangi paskiau nebus laika. Matysi atsekančiam video, kodėl nebus laika. Dabar nenori išduoti paslapčių. Tai va, atsiskaitimą vykst reikiau. Reikiau, ariu irgi, nu negal, jeigu vien šuntų reikėtų, turi palepinti. Tai abiem kauliuką papilda tokį, nu ką sakant, maistą, katrų neperku. Bet kadangi žiūrovą padovanoja pinigėlių reikiau, tai tas buvo jau čpur mėnesį, kokį praėjai, gal net daugiau, jau greitas laiks ein. Tie pinigėliai iš YouTube irgi negreit suvaikščio, nes to yra sistema ten. Tai žodžiu esmė, kad atiduoti skolas reikia. Tai šuniukam skolas beveik atidavo, da biškį palikau, kokį 20 kėlį skolų, bet kiet kart atidaus. O dabar varom į ūkį, darbautis ir kam esmė ir kad šiandien turėjom varyti veršelis, bet labai blogas oras, į Fredisį biškį apsirgis. O aš iš po šventės esu, bet tie parame gražiai pabuvau, padalyvau. Šiaip labai gražiai šventė buvau. Aukštą lygiaus, tai patenkins šventį, patenkins bendruomenių ūkininkų. Smagiai pabuvom. Ir dabar darbą vėl grįžtam į darbus. Nuostabi diena. Nu, nelava nuostabi, tuoj apsiniaukus, apsiraukus. Čia šitą kauliuką iš maišiukų. Tai nepaprasti kauliukas su vitaminas. Iš veterinarinės vaistinės. Šiaip gal visai niek verslą idėjai, kaulo sukapuoji, bačką užmėrik su kokias vitaminas. Tipo, savo po to. Niom, tavo dovanų. Pažiūrėsama jėsi. Reiks pavyd iš savo biudžetą biškarių. O dabar pagrindinė darba pašėrimą pavėlauti. Tai vakar buvau šventė, labai gražiai šventė buvau. Ūkininkų sąjungos, tai labai fainai. Tai žodžiu, toks geras įspūdis, nu, profesionaliai labai šventė. Koncerts, muzika, viskas maistas, labai smagu pabūti su bendruomenį, pašnekėti. Tai užskaitau. Gal jūs prisijungsit kiet metų. Tai o jeigu jums įdomi dėl šiaip dalyvaujam Telšių ūkininkų sąjungo, tai pasidomėkit ir prisijungkit. Jeigu esat čia Telšių rajone, o jeigu esat kitam rajone, tai galit prie kitų rajonų ūkininkų sąjungos prisijungti. Ungis, kamarien, sak, kur monmėlata? Dabar negali šitam, davait karius atims. Gal kap, čia taip karšti ir žymint, kepurių išsimaušlins, kap, nebus karšta.
Šilt, lauk, 9 laipsnių šilumos kažkokį vėją. Geriausia buvo, labai faina buvo šventė, sutikau žiūrovų, tai labai malonu, kad atėjot pasveikinot. Pakalbėjom, labai smagu, pakel nuotaik tokį dalyką. Sako, kodėl nedalyvavo metų ūkis, kai kas išpažįstam. Jo, metų ūkis, nominacija, didžiausias purvins, nugalėtos ūkis Žemaitija. Ne, baikėt jauks. Kur čia dalyvausi? Gal kada nors, kaip nebus purvinų čia, gal jis dalyvaus. Dabar į gražių ūkių, labai gražių ūkių Telšių rajone, tai galim pasidžiaugti su naujausiom inovacijom, su melžimų robotas į panašią. Žodžiu, žmonės labai daug investų pinigų laik. Tai smagu, aš tai nenoriu da būti nominuoti, sakau, nebent metų purvins. Labai smagu buvo susitikti, pabendrauti. Smagu, kad žiūrovą atėjai, pabendravom. Tai geros nuotaiks pasikroviau. Biški žinių. Paskiau pasidalinus išvalgom. Kapeis Bakuži, toliau į priekį. Pasidalinus, ko sužinojau, ko išgirdau. Ir kas bus daug kam aktualu. Vošeriklėlį dabar čia į 5 ruloniuką telp. Šitą 2, čia 2, tai dar vienas čia į vidurį. Tai čia kol nebuvau tų durų, tai reikėdavo su rankom sunešti. O dabar pratinga. Kaip labai daug darbį sugalvojęs, tai čia bus tokia šerykla, paės, po to atein bišką atvertas rulonus, gerai. Nu, šiandien orėlis va toks, o nieka gero. Tai ir ūkininką to kažkad pailsėti. Tai o planą sanė išdėgi, tai Bakužis nepastatysam greitų metų. Tai reiks planą B. Pavargau. Gerai, gyvendins viskom padarys, ką priklaus. Ir tada grįžu su didesnė jėga užbaigsam darbus. O dabar reik man atostogų. Tai ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad buvot. Paspauskit like, parašykit komentarą, pasubscribinkit. Greičiausiai susitiksam po kokių 2 savaičių. Nebent tarpeliai bus mažas video. Numatysam, kaip čia gausas, niek nenoriu prižadėti, bet po 2 savaičių garantuota bus šeštadienį video. Tai jau laukėt video, parašykit komentarą, paspauskit like, pasubscribinkit. O man reikia atostogų. Čiau.